Moksleiviams dažnai iškyla tokie klausimai, kaip O tai kiek dabar valandų? arba Velnias. Kažin aš spėsiu pirmą pamoką. O iš vis, kokia man pirma pamoka? Kaip nepatogiai man tas telefonas kišenėje. Kažin kokį greitį pasiekiau. Taip greit važiavau. visiems klausimams yra tik vienas sprendimas. Mūsų prietaisas ant dviračio atrodo taip. Mechaninis laikrodis rodo laiką. Su įspėjamuoju signalu, kada prasideda pamokos. 30 litų. Spidometras rodo greitį. Kad laikytųsi saugaus eismo taisyklių. 60 litų. Telefono laikiklis skirtas įsidėti telefoną, kuriame yra įdiegta linksma GPS programa. Pasako, kur gyvena tavo klasės draugai. Perspėja apie pavojus. Pavyzdžiui, šuo, kuris kaskart išbėga į gatvę ploti. Praneša apie orų prognozes. Šiandien lis, paslėpk dviratį nuo lietaus. Po stogu. Radijas, kad linksmiau važiuotųsi. Programėlė geba kalbėti danų, anglų, vokiečių, prancūzų. Bei rusų kalbomis. 30 litų. Prietaisas kalorijoms matuoti. Skaičiuoja sudegintas kalorijas bei pulsą. 40 litų. Žaismingas rėmelis pagamintas iš antrinių perdirbtų žaliavų, plasmasių. Ant rėmelio galima užsirašyti pamokas, ant jo piešti bei dekoruoti. Rėmelis apvedžiotas šviesą atspindinčią medžiagą, kad būtum saugus kelyje. 10 litų. Mūsų prietaiso bendra kaina 170 litų. Taigi, Prietaisas mums šis patinka. Ir ant dviračio jis tinka. laikas Svoris, ir kryptis jis tau viską. pasakys. Tad Belieka tau tik mintį ir dar vietą. pasirinkti.